Sveiki. Tai ar kaučinge taikant vieną ir tą patį metodą galima išspręsti įvairiausius klausimus? Atsakymas būtų toksai, jog pirmiausia tas taikymas vyksta žmonėms, kurie yra visi skirtingi. Ir net jeigu ir ateitų su panašiu klausimu, tiek aplinkybės, tiek sąmoningumo lygis skiriasi. Todėl tikrai nereikia baimintis ar galvoti, jog čia visi pagal vieną kurpalių siuvami. Pats žmogus įneša pagal savo sąmoningumą dalį į procesą. Tiek kaučeris yra atsakingas už procesą, už vedimą. Tai yra dviejų žmonių darbas, ar ne? Vardan sąmoningumo augimo. Tie klausimai yra sprendžiami turbūt netradiciškai, nes čia patarimai nėra pagrindinis ir svarbiausias svertas. Čia yra labai svarbu, jog žmogus gebėtų iš šono pamatyti savo klausimą, kurį atsinešė, ir gebėtų kaučerio pagalba rasti kažkokį tai sprendimą, išeitį, atsakymą sau į tam tikrus klausimus. Taigi, geriau yra vieną kartą išbandyti, negu kad 100 kartų apie tai klausytis. Kviečiu, užsiregistruokite tiek Instagrame, tiek Facebook'e yra mano kalendorius. Pasirinkite sau tinkamą laiką strateginiai sesijai ir papasakosiu plačiau, tačiau tikrai būkite tikri, jog tai labai padeda minčių higienai, tai labai padeda atsikratyti ilgą laiką jūs kamavusių klausimų, kuriams atrodo niekaip nepavyksta rasti atsakymo. Gražaus pavasario, iki kitų kartų.